Tituluoti lyderiais, išmesti ir vėl sugrąžinti. Tina ir Tadas pastarosiomis savaitėmis buvo draskomi prieštaringų emocijų. Pora dvejojo, ar verta grįžti į projektą. Ar verta atiduoti visą širdį tiems, kurie jau kartą neįvertino. Praėjęs sekmadienis parodė, kad sprendimas šokti buvo teisingas. Tina ir Tadas tik per plauką nusileido vakaro favoritams Katažinai ir Dainiui. Tačiau pora džiaugiasi santūriai. Neramu džiaugtis. Dar projektas tęsiasi ir dar bus tų savaitgalių ne vienas. Todėl kažkaip tai, kad šiandien sulaukiam tokio žiūrovų dėmesio, iš tikrųjų labai tai kutena viduje visą krūtinę ir norisi šokinėti, bet tarsi ir neramu, kad jie kažkada nenusisuktų, kur nors neišeitų kavos gerti kitą kartą. Grįžom gražiai, neišsidirbinėdami, grįžom tokie patys, nepasikeitę ir man atrodo, kad buvo smagu, kojos drebėjo kaip pirmą kartą. Kodėl drebėjo tos kojas? Tai yra jaudulys toks kaip pirmą kartą, nes nežinai, kaip bus, o kas čia žino, gal grįžom ir vėl važiuosim namo, o gal nevertėjo grįžti, bet pasirodo ne, viskas buvo gerai. Pralaimėjimą ir triumfą savo kailių patyrę šokėjai puikiai suvokė išlikimo ant parketo trapumą. Kai kiti vis labiau trokšta laimėti, Tina ir Tadas ambicijas stumia į šalį. Norėtųsi būti čia toj scenoje ant parketo tol, kol mūsų reikės. Ne kam kitam, o žiūrovui. Tai man atrodo, kad už kiekvieną padovanotą mums akimirką, jiems padovanoti dar ir dar vieną šokį, tai jau yra kiekvieną sekmadienį laimėjimas. Ir jeigu kiekvienas iš dalyvių taip galvos, tai gal jausis visi taip laimingesni. Mes jau į tai galbūt čia nėra po grįžimo, matematikos, mes nebežiūrim kaip į žaidimą. Tai jau dabar yra tiesiog gražus laikas, gražus metas, gražios emocijos. Skaudi patirtis sako, niekada nežinai, kuris sekmadienis tau bus lemtingas. Todėl Tina ir Tadas įsitikinę, šokti reikia taip, lyg tai darytum paskutinį kartą.